yra nerealu. Kaip matot, aš sėdžiu lėktuvo, didžiulio lėktuvo piloto kabinoje ir piloto vietoje netgi. Šalia manęs kapitonas lėktuvo Pranas. Taip, mes pasiruošę išskristi iš Lietuvos Vilniaus, tiksliau, oro uosto ir atskristi į Lisabonos oro uostą. Ir kas yra smagiausia ir dėl ko aš čia taip jaudinuosi, aš bandysiu pilotuoti lėktuvą. Gazas dugnas! Woohoo! Baby! Woohoo! Geras. Mes skrendam. Jūs galite to patikėti, ir aš pats pilotuoju lėktuvą. Girdėjot? Sakė, tylėk, dirbgi darbą savo. Jūs saugus? Gerai. Kas čia? Nebelabai saugus. Kas čia atsitiko? Kas vyks toliau? Kas tai? Variklio gaisras pildosi kabinam dujom. Prašau užsidėti kaukę. Tu juokauji? Nejuokauju. Čia ne baris. Pranes prašau keleiviam, kad evakuotųsi stevardam. Brangus keleiviai, be panikos, sekite... Ką sakyt? Ale, ką sakyt, nežinau. Negelbėk! Ką? Negelbėk! Nek. Ką? Nek, pažiūrėk, ar dar yra sveiku. Aš lekiu tūkti. Mielosios. Iš tiesų, tai niekas niekur nedega ir nėra jokių dūmų ir jokio pavojaus. Mes esam visiškai saugus. O esame Baltic Aviation Academy, treniruoklyje, kuriame treniruojasi profesionalūs pilotai. Jūsų vyrų laukia štai tokia užduotis. Šiame lėktuvo dūmų ir ugnies treniruoklyje jūsų vyras, dėvėdamas šią kaukę, turės per 3 minutės išgelbėti kiek įmanoma daugiau vaikų. Tai yra šiuo atveju ne vaikų, o žaislų. Tai va. Moteris statykite, vyrai, gelbėkit.